Susidūriau su vaikinu, kuris vakar bandė atimti savo gyvybę. Jis sako, kad čia Dievo planas. Valiau, kačiuką tik. Tas vaikinas nužudė 2 nekaltus žmonės. Juk mes esam draugai, supranti? O jį man, katinas negali būti tavo draugas. Tada jis išvilko jos abudu į kiemą, susodino pusnynę priešais namą. Kas tu esi? Aš nesu mesijas. Kas tu, gal pranašas? Sudėjo rankas taip, kad jie atrodytų apsikabinę, o pats tiesiog sėdėjo miegamajam priešais langą, net neketino bėgti. Mes patikėjom, kad esame ir būsime draugai. O čia pasirodo eksperimentas. Man skauda galva nuo tų žodžių eksperimentas. Eksperimento dalyviams davėme globoti kokį nors gyvūną. Stebėjome, ar tai gali pakeisti jų asmenybę. Bandėme restauruoti žmogiškumą. Bandomieji gyvūnai gavo globoti bandomuosius gyvūnus. Baik apie šitą mes nekalbėsime. Kas tu esi, ką man atsakyti tiems, kurie klausia? Galvos apvalios tam, kad mintys juose galėtų keisti kryptį. Kaip tu jautiesi? Tam, kad mintys juose galėtų keisti kryptį. Kas yra žmogus? Jie atims iš tavęs dalelytę žmogaus. Mes turim apginti tą dalelytę. Kokie nežinomi faktoriai jį deformuoja? Eriksonui gali pasakyti, kad Valius nenumirė. Pasakyk jam. Tavo katinas beje taip pat negyvas. Tai lūšies valanda. Ta valanda viskas gali įvykti. Ta valanda viskas kitaip.